graži diena. Reikia padaryti ką nors gražaus. Aha, gruodis švenčių mėnuo. Reikia ruošti šventėms. Kai tamsi naktis ateina, besmegeniai žaisti eina, nieks nemato jų žaidimų ir juokingų nutikimų. Besmegenių protą turi tai tikrai, jie linksmimėliai ir žvygia kaip vaikai. Šventės artėja, o tu mėgi visą žiemą pramiegosi. Per tave nei ramybės, nei vasarą, nei žiemą. Dingo seniai besmegeniai. O kieno čia pėdos ir pėdutės? Aš tuoj viską išsiaiškinsiu. Šitos pėdos. Vilko. O čia kas? Krokodilas? Luky, tu toks nesupratingas. Nagi sekim pėdomis ir suprasim, kas čia vaikščiojo. Štai kur tos pėdos atvedė. Šitos pėdos yra... Žinau. Tai Kalėdų senelio pėdutės. Dovana Ukmergės miesto vaikams. Jums dainuoja Asta Pilipaitė ir Alytaus vaikų vokalo studijos dainininkės. Ledas tyliai uždaro upes į vergiją ir tik varnai nerūpi, koks oras ryto. Šaltas vakaras vaikšto, žiausia pro langus, penelės tokį plyšį, šiltai pasėdėt, gal prie židinio, gal jam užtektų ir lempos, sulauks, kol pirma pasirodys žvaigždė. Labas vakaras, mėly Ukmergės gyventojai. Kur jūsų balsai? Labas vakaras. Jums ką tik dainavo Rūtelė ir Indrė, paplokite joms. Ačiū mergaitės. Ačiū labai. Ko jūs čia visi susirinkot? Senio šalčio laukiat? Kalėdų senelio laukiat? Taigi dar ne kalėdos. Tai supratau, aš dabar pamačiau eglutę tokią truputį nuliūdusią, dar visiškai nešviečiančią. Tai turbūt jūs laukiate Kalėdų senelio, kad jisai įžiebtų eglutę? Ar taip? Ar taip? Tai aš tikrai tikiu, kad jūs sulauksite Kalėdų senelio ir jisai įžiebs su jumis kartu, su jūsų šypsenom, su jūsų šiluma šią nuostabią, gražią Ukmergės eglutę. Linkiu jums tikrai labai gražaus laukimo, skambaus laukimo, stebuklingo laukimo, o toks jisai tikrai bus, nes jums dainuos nuostabūs vaikai. Kaip gyveni, ar gerai, vakar ir vėl užmigai, ar vėlai, su draugais, per naktį, juokas juokais, bet rimtai, rodos, kad jau pavargai nuo žmonių ir minčių, nenori nieko. Dabar aš noriu kartu su savo mokinuke Martina padainuoti taip pat labai džiaugsmingą dainą, linksmą dainą, bet kartu su jumis. Ar sutinkat? Mūsų linksmas gyvenimas. Paplojam, pašildom rankas. Mūsų linksmas gyvenimas, mus aplenkia nerimas, tai didžiausia nuodėmė mūsų vėl. Mūsų aistros kaip nemunas, ten
kas ne tais keliais, kur tiesa. Tai tikrai nepaklysime, iš kelio neišklysime, per daug svarbiau kiekviena diena. Dar neparašiau dainos apie giedrą, dar neskridau langui, dar neskridau langui. Angelo balto aš nemačiau dėja. Gal jis pakilo, tarytum paukštis sapne, bet tokio aukščio niekada aš nepasieksiu ko viena. Balta žiema vėl keliu tiesę gerai, dviese iš laimės vos nesvaigau. Kalbėjau tau, kad kūnos baras ir daug stebuklų daras, bet angelo aš nemačiau. Laukiam! Oi, vaikučiai, padarykite kelią seneliui, padarykite! Labas, vaikučiai! Sveiki, tėveliai! Labas, močiutės ir seneliai! Sveiki, sveiki! Kokie jūs gražūs ir dideli! Labas! Sveiki, vaikučiai! Labas, sesutės, labas, vaikučiai! Labas, labas, kokie jūs dideliai! Sveiki, vaikučiai! Ach, mergaitės ir berniukai! Kaip raudoni dobiliukai! Sveiki! Papa! Senelis! Opa! Ar laukiat kalėdų senelių? Negirdžiu! Šaunu! Aš keliavau iš toli, kad pranešti žinią, kad kalėdos ateina ir į Ukmergę. Taigi, o kodėl pas jūs taip tamsu? O kurgi jūsų eglė? Neturit eglės? Turit! Tai, vaikai, padarykim kartu stebuklą. Uždekim šitą papuoštą kalėdinę eglę. Ar padėsit man? Taigi, skaičiuokim kartu. 5, 4, 3, 2, 1. Taip, ne visi padėjot. Pradedam. 5, 4, 3, 2, 1. Kalėdinė eglė įžiebta.
Ačiū vaikučiai, kad manęs nepamiršot, kad visus metus man rašėt laiškus. Aš pririnkau pilną maišą laiškų. Ukmergėje apsigyveno labai gražus šuniukas. Kas jį matėt? Toks rūdas. Kas matėt, pakelkit rankas. O, daug kas matė. Taigi, mes turim, žinau, kad šitam šuniukui rinkom vardą. Ir visi darželinukai rinko vardus. O dėdės skulptorius Ričardas Širvelis, kuris sukūrė šitą šuniuką, labai patenkintas, kad vaikai prirašė daug vardų. Bet geriausias vardas yra Keksas. Ačiū tau, kad tu tiek daug vardų prirašei, bet tavo vardas Keksas buvo pripažintas geriausiu. Taigi tau dėkoja padėka ir savivaldybės meras Vydas Paknys ir skulptorius Ričardas Širvelis. Sveikina tave. Taip, ačiū, paplokim Karneliai. Ir Karneliai stebuklingą dovaną. Ir nuo šios minutės, Karnelija, tai koks vardas, pasakyk garsiai. Kornelija. O koks šuniuko vardas? Keksas. Keksas. Paplokim. Ačiū, Kornelijai. O aš turiu skubėti, nes labai daug miestų ir vaikų laukia. O kokia graži eglutė, galėtų senelė, ačiū. Kokia graži eglutė. O, tai čia. Pažiūrėkit dar kartą eglutę, pažiūrėkit. Nu, senelė, einu prie eglutės. Nu, parodykit iš arčiau. Priimkite senelį, jisai ten liubo taip sunkiai. Džiaugiuosi ir noriu labai jums padainuoti. Ir kartu su jumis padainuoti. Ar sutinkat? Sudainuokim labai gražią dainą apie šiltus gerus namus. Tu pakviesk mane į šiltus namus. Ar nesušalot? Bet kad nesušaltumėte, tai būtinai judėkit, gerai? Kas jau kaip? Tavo lange tamsu, aš nežinau, ką man daryti toliau, jeigu tu neuždegsi šviesos. Šalta man daros jau, tu paklausyk, kaip nastogos tu save mašai, o mane tu visai panašai. Tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, paklausyti gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių. Man pasakyk, prašau, kas tau brangiau, siuvinėta auksinė vaza ar mano nerašyta gėla. Kam tu mane labai, aš jau žinau, nebereik man jokių gėlių ir nereikia tų paslapčių. Tu pakviesk mane į šiltus namus. Senelis čia per daug turbūt elektros įtampos pasiėmė eglutei. Na kaip galvojate, ar viskas bus gerai? O, labai norėtųsi. Na, kol dar turim garsą, sudainuokim kartu, gerai? Dabar jau be muzikos.
tu pakviesk mane į šiltus. Garsiau ir pamergėlės į grįžęs. Vazas paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug. Garsiau reikia, jos atskleis tau daug. Bet tai va, šaunaliai, ačiū. Linksi pro duris išeisi, palauk dar neskubėk, dar vakar lengva buvo dviese, prašau dar palaukėk, prisiglaus akimirkai ir viską pamirš, ko nepasidalinam, ką viens kitam vaidinom, prisiglaus akimirkai į širdį sugrįž, norėčiau vėl pamilti, sekundę tai patirti, prisiglaus bent akimirkai trumpai, prisiglaus akimirkai ir viską pamirš, ko nepasidalinom, ką viens kitam vaidinom, prisiglaus bent akimirkai. Labai linkiu artėjančių gražių kalėdų. Žinoma, prieš tai pačių skaniausių, pačių švelniausių ir šilčiausių kūčių. Pajudėsim? Ašaros tyros krenta žemyn sūriais lašais, ašaros tyros skrenda tolyn liūdnais laiškais. Jų galėtų to nebūti, pasistenk truputį, nusijuok, viską pakeis, gali tik nebijok, juk šypsenos padeda, nusijuok, lengva palies gali, nebijok. Sušalusias ašaras veide, šypsenas pildo, visas svajones, ne tik sapne. Gal todėl prašau dar kartą, dovanok man juoką. Naktį tą naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtų žvakutę mano širdies. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtų žvakutę mano širdies. Kalėdų naktų šviesa, sidabro varpas gaus, ir taip sulauksim dviese, vidurnakčio byla. Naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę mano širdies. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę mano širdies. Laimingų šventų kalėdų ir linksmų ateinančių naujųjų metų.
Dieną mergaitės ir berniukai iš spaudos.